Turbūt galime pradėti, kaip visada informuoju, kad posėdis yra transliuojamas ir įrašomas. Pradedam vasario 15 dienos švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį. Posėdyje dalyvauja komiteto pirmininkė Virginija Eičienė, matau prisijungusi nuotoliu. Rima Bandzinaitė Latožienė dalyvauja čia salėje. Sigitas Kancevičius prisijungęs nuotoliu. Goda Košinskytė prisijungus nuotoliu. Vilija Krugelienė informavo, kad tikriausiai nepavyks prisijungti, yra išvykusi. Pranas Petrošius dalyvauja nuotoliu. Rasa Šerpitienė dalyvauja čia salėje ir Jovita Verpečinskienė prisijungusi nuotoliu. Posėdyje taip pat dalyvauja švietimo skyriaus specialistai, parengę ir pristatantis klausimus, bei kultūros skyriaus specialistai, parengę ir pristatantis klausimus. Prašom, pirmininkė. Labą dieną, mėly kolegos. Pradėsime šią dienos švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį. Šiandien darbotvarkėje turime paruoštų 10 klausimų ir 11 yra kiti klausimai, žinoma, jeigu tokių atsiras. Tai paprašysim tada perėti prie darbotvarkės klausimų aptarimo. Tai pirmas klausimas dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti Lietuvos jaunimo sostinė 2025 metų finansavimo konkurse. Klausimą pristatys kultūros skyriaus vedėja Šarūnė Stasikienė, prašom. Labą dieną visiems. Tai šitas klausimas iš tiesų jisai vėliau atkeliavo į sprendimo projektų sąrašą vien todėl, kad nusprendėme bandyti ir dalyvauti konkurse ir tapti jaunimo sostinę 25 metais. Iš esmės, kad pateikti paraišką reikia tarybos pritarimo ir esminis sprendimo projekte nurodytas reikalavimas iš mūsų, iš savivaldybės pusės būtų tai, kad sėkmės atveju, jeigu mes gausime 30 000 eurų finansavimą ir nešime jaunimo sostinės vėliavą 25 metais, mums reiks prisidėti 9 000 eurų. Programa, kalbant apie programą, jeigu kyla klausimų, tai jinai dabar yra dėliojama. Ir iš esmės jaunimas yra tikrai stiprus ir manau, kiekvienas girdėjote apie menų festą, kuris susidaro iš daugelio dalių. Tai, mes jau turime tą sąstatą, taip pat kaip ir buvo su kultūros sostinė, iššūkių nebijome ir tai esame pasiruošę ir norime teikti paraišką. Ir turime, kaip sakyti, terminą iki kovo 15 dienos, tai iki tol tarybos jau nebebus, todėl atėjome į šią tarybą. Ačiū vedėjai, pristatymą, ar bus klausimų? Nematau, tai klausimas svarstyti teikime bendriems komitetams ir tarybai. Antras darbotvarkės klausimas dėl draudimo naudoti civilinės pirotechnikos priemonės Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamuose viešuosiuose renginiuose. Klausimą taip pat pristatys Šarūnė Stasikienė, prašom. Taip, tai šitas klausimas buvo gvildenamas jau senai, einant link to, kad esame žaliausia savivaldybė ir turbūt jau pastebėjote, kad keletą metų mes renkamės bet kokią alternatyvą, tik nenaudoti fejerverkus. Kultūros sostinės metais ir balionų atsisakėme ir visko, kas yra netvaru. Ir turime plane dar daugiau dalykų. Tai šitas sprendimo projektas iš esmės draus fejerverkų naudojimą, išskyrus tuos visiškai mažus, kurie galimi naudoti ir uždarose patalpose fejerverkus, tai būtent viešuosiuose erdvėse, organizuojamuose renginiuose ir savivaldybės organizuojamuose ir komerciniuose organizuojamuose renginiuose. Ačiū už pristatymą, ar bus klausimų? Prašom, Sigitas Kancevičius. Belieka tik tai pasidžiaugti, kad tai, ką aš kalbėjau prieš keletą metų, jūs turbūt visi labai gerai prisimenate viešojoje erdvėje, kad fejerverkai yra labai žalingas dalykas. Oro tarša, gyvūnų gąsdinimas ir dar visokių tenai argumentų, kuriuos mes visi žinome, suprantame, kad apie tai jau, kaip sakant, gimsta konkretų žingsniai, konkretūs dokumentai, kad tų fejerverkų visiškai mums nereikalingų, kad atsisakytume. Tai labai dėkui, kad tai vyksta, man tai smagu girdėti. Ačiū. Ar dar bus, aš supratau, čia buvo pasisakymas, ar dar bus norinčių pasisakyti ar paklausti? Nematau.
Einam prie sekančio darbotvarkės klausimo. Ačiū Šarūnei už pristatymą. Dar vienas turbūt jūsų seniūnaičio, ne? Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų birželio 23 dienos sprendimo numeris 1/207 dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pristatys Šarūnė. Taip, tai čia visiškai vadovaujantis teisės aktais ir pasikeitus savivaldos įstatymui, tai visur, kur buvo minima, kad direktorės pavaldume vyksta, kaip sakyti, sprendimai, tai dabar pakeičiama yra, kad į mero. Tai visiškai techniniai dalykai, kas nuo mūsų nepriklauso. Ačiū. Ar bus klausimų? Nėra. Klausimas svarstys teikiama tarybai. Einame prie ačiū Šarūnė už pristatymą. Jūsų klausimai turbūt baigėsi. Einame prie ketvirto, periname darbotvarkės klausimo dėl Tauragės pagalbos mokytojų ir mokinių centro pavadinimo pakeitimo ir Tauragės švietimo centro nuostatų patvirtinimo. Klausimą pristatys švietimo ir sporto skyriaus, vedėja Jūratė Veisienė. Specialistė Lina Oželytė. Lina Oželytė, specialistė. Prašom. Taip, laba diena. Lina, ar tik mes jūsų nematom? Žinokit, kažkodėl veikia ir dabar staiga kamera nenori mano foto rodyti. Atleiskit, bet kažkas jai atsitiko. Bet manau, kad girdit, bet trikdžių. Girdim. Ar net negirdit? Girdit. Girdim. Ačiū. Šito sprendimo projektu ir nebegirdim. Nebegirdim, Lina. Nebegirdim jūsų. O dabar girdit? Taip, ir matome. Taip, dabar girdim. Nu, tai labai gerai tada. Šituo sprendimo projektu siūlome pakeisti pagalbos mokytojų ir mokinių centro pavadinimą į Tauragės švietimo centrą. Ir taip pat teikiame šio centro nuostatus tvirtinimui. Ant trečiuoju punktu jau buvo paruoštas sprendimo projektas, kai sužinojome, kad direktorė tarybos metu priėmus sprendimo projektą, jinai sirgs dar, turės nedarbingumą, tai iš trečiojo punkto šiek tiek koreguosim ir išimsim pavardę, kad galėtų dokumentą priimtą pasirašyti direktorė vaduojantis asmuo. Tai trečiąjį punktą mes patikslinsime ir pateiksime jau bendrajam komitetui patikslinta, kad įgalioti Tauragės pagalbos mokytojų ir mokinių centro direktorę ir toliau kaip tekste, be vardo ir pavardės. Dabar pačiuose nuostatuose lyginamajame variante matote, keičiasi tik tiek, kiek reikia pakeisti pavadinimą ir keičiasi, pakeitimai padaryti yra visi, kurie yra susijęs su biudžetiniu įstaigų įstatymu, kuris keitėsi, suderintas su juristais ir tokį variantą mes siūlome priimti. Tai trumpai tiek. Ačiū. Ar turėsim klausimų tarybos nariai? Aš labą dieną visiems kolegom, pranešėjam. Iš tikrųjų, aš tai Lina norėčiau paklausti, būtent kodėl dabar, kas čia atsitiko, kodėl reikia tą pavadinimą keisti. Juk jis daug metų tiko, ar čia gal trumpai, jeigu porai sakinių. Pagrindinis turbūt būtų aspektas tai, kad norėdami atrasti mūsų įstaigą kaip švietimo įstaigą, ją yra sunku rasti internete ir daugiau akcentuotasi buvo pavadinime į pagalbą. Ir kada ieško žmonės kvalifikacinių renginių, jie paprasčiausia net nepagalvoja, kad gali būti toks pavadinimas. Tai tiesiog supaprastinti, kad jisai būtų trumpesnis ir aiškiau būtų visiems. Ačiū. Ačiū. Ar dar turėsim klausimų? Nematau. Ačiū Lina už pristatymą. Klausimas svarstyti teikiamą.
tarybai. Sekantis darbotvarkės klausimus dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybės, sąrašo patvirtinimą. Klausimą pristatys švietimo ir sporto skyriaus vyr specialistė Danguolė Petkienė. Prašom. Labą dieną visiems. Taigi yra parengtas sprendimo projektas dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo. Aiškinamajam rašte detaliai aprašiau, kaip priimtas būtent toks sprendimo projektas, kaip siūlomas, kad visi klausimai susijęs su profesijų sąrašu buvo apsvarstyti darbo grupėje, kurioje yra atstovas ir iš užimtumo tarnybos, iš darbo turo, taip pat savivaldybės specialistai aptarė. Ir kaip matote, aiškinamajam rašte taip pat pažymėjau, kad buvo pasiūlyta neįtraukti naujų specialybių, tačiau išbraukti kineziterapeuto, apskaitininko ir sporto trenerio, kadangi tokių profesijų atstovų kaip poreikio dabar ir nejaučiame. Ir tuo labiau sporto treneris neaktualu rašyti jį, nes mūsų sporto centre dirbo sporto mokytojai. O jie ten eina po šitą poziciją, kur yra neformaliojo švietimo mokytojai. Ir toliau, ką dar norėčiau pasakyti, taip ir siūlome atsisakyti, būdavo išvardinta dar profesijos, kurių trūksta verslo įmonėse, tačiau priimtas sprendimas mūsų darbo grupėje buvo, kad mes niekaip įtakos kaip savivaldybės administracija, kaip savivaldybė neturime verslo įmonėm dėl specialistų pritraukimo, tai galbūt apsiribokime tik tai tuo sąrašu, kuriuo naudojasi mūsų savivaldybės biudžetinės įstaigos ir dabar nuo šių metų pradės naudotis sveikatos biudžetinės, tai yra viešosios sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybės, kur dalininkas yra kaip ligoninė. Tai būtų trumpai tiek. Ačiū. Ar turime klausimų? Nematau. Klausimus svarstyti teikiame tarybai. Sekantis darbotvarkės klausimas dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimų socializacijos vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Klausimą taip pat pristatys Danguolė Petkienė. Prašom. Taip, tai yra teikiamas sprendimo projektas dėl pasikeitusio vietos savivaldos įstatymo. Anksčiau kartu su visais vasarą praeitą, kur teikėme tvarkos aprašų pakeitimus, tikslingai aš jo neteikiau, nes dar galėjo būti taip, kad nacionaliniu lygiu atsiranda kažkokių pasiūlymų, pakeitimų dėl vasaros poilsio stovyklų organizavimo ir dokumentų, tačiau jų neatsirado. Todėl teikiame dabar dėl to, kaip pasikartosiu, dėl vietos savivaldos įstatymo pasikeitimo ir padaryti yra minimalūs pakeitimai, kur būdavo teisės aktai priimami, tvarkos apraše rašyta, kad priimami administracijos direktoriaus įsakymų, dabar tai bus daroma savivaldybės mero potvarkiu. Ir dar minimalūs pakeitimai dėl mūsų apskaitos skyriaus pavadinimo. Ir tikriausiai viskas. Esminių pakeitimų nėra. Ačiū. Ar turim kokių klausimų? Klausimų nėra. Klausimas svarstyti teikiame tarybai. Einame prie sekančio darbotvarkės klausimo. Dėl Tauragės reprezentacinio sporto klubo viešosios įstaigos Rokas Baciuška dalinio finansavimo. Klausimą pristatys švietimo ir sporto skyriaus specialistė Gintarė Sturgienė. Prašau. Labą dieną visiems. Šis klausimas buvo svarstytas sporto klubų komisijoje. Vasario 2 dieną įvyko posėdis. Sporto klubas kreipėsi prašydamas finansavimo 24 metams. Jo pozicija, kiek jie prašė, buvo 150 000. Sporto klubų komisija nutarė siūlyti tarybai, kad teikti finansavimą 50 000. Šiek tiek prieš istoriją, tai pernai metais šis klubas buvo gavęs 100 000 per 2 kartus, tai yra svarstant metų pradžioje taip pat buvo suteikta 50 000, tiek siūlė komisija, tiek patvirtino taryba. Ir praeitų metų rudenį mes svarstėm dėl papildomo finansavimo pasiruošimo Dakarui, taip pat buvo skirta papildomai dar 50 000. Tai vat
šiuo metu siūlome tą pačią sumą tarybai. Ačiū. Ar tarybos nariai nori paklausti? Aš norėčiau paklausti. Prašau, Pranas Petrošius. O sakykit, prašau, kodėl, kokiais pagrindais dabar komisija siūlo būtent palikti praeitų 23 metų lygyje 50 000 paramą, kai tuo tarpu puikiai žinome, kad būtent tvirtinant rajono biudžetą šitoje eilutėje buvo numatytos, reiškia, didesnė pinigų suma negu 23 metais. Ar čia pasiliekamas rezervas, kokios čia priežastys, kokie motyvai nulėmė, kad būtent palikti 23 metų lygyje? Ačiū. Taip, biudžete numatyta buvo 270 000, tai yra daugiau negu pernai metais, bet jeigu visiems klubams tvirtinti tas didesnės sumas ir tai dabar su kuo einame prašymais į tarybą, tai to biudžeto neužtektų. Jeigu tos siūlomus skaičiukus visus patvirtintumėt, vis tiek prašysim biudžeto perskirstymo, kas yra siūloma. Ir antra galbūt iš priežasčių, greičiausiai Rokas Baciuška kreipsis papildomai dar rudenį Dakarui pasiruošimui. Tai dabar jis eina į tą pasaulio čempionatą, vėl toliau dalyvauja visuose etapuose. Kaip žinot, Dakaras yra pirmasis iš 5 etapų pasaulio čempionato. Tai tas 50 jisai dalyvaus ir jos sunaudos tose etapuose. O rudeniop bent jau jis planuoja kreiptis papildomai. Ačiū. Ar dar bus norinčių paklausti? Nematau. Klausimą svarstyti teikime tarybai. Sekantis darbotvarkės klausimas dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinių sporto šakų klubo Sakova dalinio finansavimo klausimą pristatys taip pat Gintarė Spurgienė. Prašau. Taip, tai šis klausimas taip pat buvo šio klubo finansavimas svarstytas tame pačiame posėdėje vasario 2 dieną. Šis klubas dalyvauja ir kaip mėgėjų sporto klubas, ir kaip reprezentacinis, turėdamas aukšto meistriškumo sportininkių. Pernai kreipėsi finansavimo dėl 3 merginų, dalį finansavimo nesunaudojo dėl negalėjimo išvykti tam tikras varžybas, tai gražino virš 1000 į savivaldybės biudžetą. Šiemet kreipėsi dėl 4 jau sportininkių aukšto meistriškumo ir prašo 5610 eurų. Gal dar žiniai, kad šis klubas taip pat yra gavęs finansavimą kaip mėgėjų sporto klubas, tai kaip mėgėjams visiems kitiems treniruotis jie gavo 5000. Gaus tiksliau dar neišmokėta, bet paskirta šiais metais. O čia būtų būtent tom 4 sportininkėm. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Matau. Klausimas svarstyti teikime tarybai. Sekantis darbotvarkės klausimas dėl reprezentacinio sporto klubo viešosios įstaigos Tauragės futbolas papildomo dalinio finansavimo. Klausimą pristatys taip pat Gintarė Spurgienė. Prašau. Taip, tai šis sporto klubas kreipėsi su paraiška, kurioje prašo 120 000. Klausimą taip pat svarstėm tame pačiame posėdyje, tiek, kad šis klubas turi jau patvirtintą finansavimo 22 metais, kai kreipėsi į tarybą su 3-metė sutartimi. Tai šiems metams jau yra patvirtinta 24 500 eurų iš 22 metų tarybos sprendimo. Klubas yra išėjęs į aukštesnę lygą, tai yra į 1. lygą ir motyvuoja to, kad brangesniai kaštai. Komisija siūlo viso bendrą sumą skirti 100 000 ir į tarybą eitumėm su 75 500 papildomai prie to, kas jau yra. Vieniems metams šis klubas prašo tos paramos. Negirdim, Virginija, jūsų. Matau, kad Jovita Verpečinskienė kelia ranką. Prašau labai. Sveiki, Gintarė, norėjau paklausti, čia Taurui ar neskiriami šitie pinigai yra? Futbolui. Tauragės futbolas. Supratau, nes galvoju, galbūt čia tame pačiame klube žaidžia mano dukra, bet ne, taip. Jie turi filialą Akademija Tauras.
tai tada ne tam. Gerai. Tęskite tada Gintarė pristatymą. Tai siūlome tarybai svarstyti dėl 75 500, kas sudarytų bendrą biudžetą šio klubo 100 000 vieniems metams, tai yra 24. Ačiū. Ar bus norinčių paklausti? Nėra. Klausimas svarstyti teigiamą tarybai. Einame prie paskutinio mūsų darbotvarkės klausimo dėl reprezentacinio sporto klubo viešosios įstaigos Tauragės krepšinis dalinio finansavimo klausimo. Taip pat pristatys Gintarė Stulgienė, prašom. Taip, tai šis klausimas taip pat buvo svarstytas tame pačiame komisijos posėdyje. Sporto klubas teikia naują paraišką 3 metams, šiek tiek prieš istorijas, tai turėjo 3 metų 21-23 sutartį, pagal kurią klubui buvo skirta 169 840 eurų 3 metams, maždaug 56 600 per metus. 23 metais klubas prašė papildomo finansavimo, 23 rugsėjį buvo tarybos sprendimas pridėti papildomai 13 680 eurų. Šiuo metu klubas prašo 3 metams 243 360, kas atitiktų 1 metų sumą 81 120 eurų. Tai būtent su tokia suma komisija ir siūlo skirti tarybai. Ačiū labai Gintarė iš pristatymą. Matau paklausimą ir Sigitas Kancevičius, prašom. Pasiteirauti norėčiau, vis dėlto suma, kaip sakant, nėra maža. Sakykit, kokios perspektyvas brėžia šitas klubas, kokia dabartinė situacija, kokie jų laimėjimai yra, ką jie pasiekia ir ko jie sieks, nes, suprantu, kad turi rimtų ambicijų, jeigu prašo tokių pinigų iš biudžeto, rimtų ambicijų dalyvauti, reiškia, sportiniam gyvenime. Tai yra prisijungęs Tadas Rapolavičius, mero patarėjas, paprašysim jo pristatyti. Tai laba diena visiems, tai šitas klubas, tai turbūt visi žinome, kad nori išeiti į 2 lygą pagal pajėgumą Lietuvos, kas mūsų nuomonė, ta prasme ir miesto biudžetai būtų tas pakeliamas ir prestižas būtų didelis. Žinome, kad statosi nauja arena, kurie atitiks visus aukščiausius standartus, tiek aukščiausios Lietuvos lygos, tiek nacionalinės lygos. Tai dabartinis minimalus tikslas yra išeiti į 2 lygą, o ateityje niekas negali žinoti, galbūt turėtumėm tokią garbę Tauragę pamatyti žaidžiant aukščiausio Lietuvos krepšinio lygoje, bet tenais jau finansavimo visai kiti. Šiuo metu šis klubas regionų krepšinio lygo rikiuojasi 3 vietoje ir tikrai tikimasi, kad pateks tarp 4 stipriausių komandų. Na, žinome, kad krepšinis Lietuvoje tai 2 religija ir žaidėjų kainos tenais taip pat yra ganėtinai nemažas, dėl to tas finansavimas toksai didžiulis ir yra prašomas. Dar galima paklausti prie to pačio? Prašom. Kiek šiuo metu žaidžia būtent tauragiškių šitame klube, komandoje, kiek atvažiuojančių yra, atvykstančių, tų pasamdytų legionierių? Iš Tauragės rajono, iš Tauragės apskrities, iš šito dabar turime žaidžiančius 5 ar 6 žaidėjus, o kiti yra samdyti. Iš Kauno, jo didžioji dalis kauniečių sudaro. Ir tai kiek tų legionierių yra, įvardykit skaičių? 6. Visam pusė turėtų būti. Ar atsakė Sigitai jūsų klausimus? Sakė, dėkui. Gerai, Pranas Pedrošius, prašom. Jo, ačiū labai, Virginija, bet aš galbūt ne tiek norėčiau paklausti, kiek tiesiog pasisakyti. Ir būtent ne dėl krepšinio klubų, o apskritai dėl visų mūsų šiandienos svarstomų 4 reprezentacinių vadinamų klubų skiriamo finansavimo. Iš tikrųjų, mėly kolegos, jeigu šiaip pažiūrėtume, tai yra kiekvienais metais skiriama gan nemaža pinigų suma iš rajono biudžeto būtent šitiem reprezentaciniam klubam.
Aš manau, kad tai būtų labai naudinga ir tikslinga, kad šitie klubai ne vien tik tai sulauktų rajono tarybos sprendimų pritarti, skirti jiems ten tos reprezentacinės lėšas, bet kad jie pateiktų ir ataskaitą, kam tie pinigai buvo panaudoti, kokiam tikslui, kokie pasiekimai, kiek tai pagerėjo rajono sportinis gyvenimas būtent nuo šitų lėšų, nuo šitų pinigų, kada buvo paskirti. Nes tai yra viso rajono gyventojų prisidėjimas prie sporto vystymo Tauragės rajone. Ir aš asmeniškai bent tikrai neteko man niekad girdėti, kad taryboje būtų pateikta informacija, ar tai ataskaita, kaip mes ją bepavadintume, kad štai, sakykime, ten toksai reprezentacinis klubas gavo tiek ir tiek finansavimą, panaudojo tam ir tam, siekiai tokie ir tokie buvo, pasiekėme tą ir tą, nepavyko padaryti tą ir tą. Manau, kad tokia ataskaita, tokia informacija rajono gyventojams, net ne tarybai, rajono žmonėms, jinai yra labai reikalinga ir naudinga. Ir nežinau, kaip jūs, kolegos, žiūrite į tokį dalyką. Pinigai mėgsta tvarką ir mėgsta atskaitomybę. Ačiū labai. Aš manau, kad tai galėtų atsakyti, Gintarė, turbūt ataskaitos yra ir teikiamos. Taip, ataskaitos jos yra teikiamos, grinai finansinės ataskaitos, kur pinigėlius išleido. Taryba mes negavome, atsiprašau labai. Taryboje nebuvo svarstoma, nei diskutuojama, nei dar kažkaip. Aišku, jos nebuvo nie karto, tikrai jūs teisus, pristatytos taryboje. Tos ataskaitos yra grinai tokios finansinės, konkrečiai sąskaitos faktūros, ką jie pirko, kur važiavo, kiek dienpinigiams skirta, atlyginimams sportininkų, kiek kelionėms, kiek patalpų nuomai, autobusų nuomai ir panašiai. Tai aš manau, kad jeigu tarybos narė, mūsų komitetas pageidauja tas sąskaitas, ataskaitas matyti, galėsim metų pabaigoje ir aptarti tą klausimą, įsitraukti į mūsų darbotvarkes prie kitų klausimų ir manau, kad tikrai mums specialistai galės pateikti ir pristatyti tas ataskaitas. Ar ne taip, Virginija, aš labai atsiprašau, ne vieną ataskaitos reikia mum, bet kad reiškia, kad būtų labai aiškiai išdėstyta pozicija. Buvo tikslai, siekiai, štai tokie. Mes prašėm finansavimą tokiem tikslam, dėja metų eigoje pavyko mums viršyti tos tikslus ar neįgyvendinti. Kažką va tokio iš ataskaitos, tokios išsamesnės. Vien buhalteriškai, kad ten, sakykime, nupirkta autobusą, išnuomota už ten 2000, nakvynė už 4, tas viens nieko neduoda, bet duoda pati tokia išsamesnė ataskaita pagal mane. Aš matau, Tadas turbūt gal išsamiau dar paaiškins. Ne, aš tiesiog norėjau patikslinti skaičius, kur prieš tai komiteto narys Sigitas prašė, kad 8 žaidžia legionieriai ir 6 žaidžia Tauragės apskrities gyventojai. Tai dėl ataskaitos tada, tai gerai, mes paprašysim, tada vis tiek jie teikdami paraiškas nusirodo tikslus, kam bus panaudotos lėšos ir aš manau, kad čia nesudarys jokių mums tai keblumų. Be abejo, aš ir taip manau. Taip, mes galim paprašyti sporto klubų vadovų, kad jie ir pristatytų, ar tai metų gale, tiesiog bendrų sutarimų, ar pakviesti į švietimo komitetą, tiesiog kaip jūs pasiūlysit, ar metų pradžioje, ar metų gale, kaip panaudos tas lėšas. Kaip panaudos? Aptarsim tada, ką mes norėsim iš jų girdėti. Prašom, Sigitai Kancevičiai, paklausti noriu. Ne, aš pasiūlyti gal. Žinau, dabar klausausi apie sportą ir iš tikrųjų, kadangi mes esame toje karuselėje, kad reikia konkuruoti, reikia pasirodyti neblogiau negu kiti miestai, kad mūsų komandos galėtų žaisti sporto komandos aukštesnėme lygyje, kad kitų sporto šakų irgi sportininkai galėtų išvažiuoti į aukšto lygio varžybas. Iš tikrųjų visko to reikia, įvaizdis yra labai svarbu, pagalba sportui irgi labai svarbi. Bet žinot, kolegos, galvoju, mes esam ir kultūros komitetas. Ir aš dabar galvoju tokį dalyką, kad niekiek neprastesnė sritis yra ir kultūros. Ir mes čia kalbam apie reprezentacinius, reiškia, klubus. Ir iš tikrųjų, ar nereiktų mums galvoti apie tai, kad kultūros sistemoje kolektyvai atsirastų reprezentacinio pobūdžio.
O jie atsiras reprezentacinio pobūdžio, mes suprantam, kada turbūt ne dabar, kai yra kai kurie kolektyvai, kur turi 0,25 etato vadovas tenai dirba už tas kapeikas, žodžiu, bet kad atsiras rimtas finansavimas, atitinkantis sporto finansavimą ir mes galėsim pasidžiaugti irgi reprezentaciniais mėgėjų meno kolektyvais, galbūt ir nemėgėjų, kaip antai kokia Šilutė, pavyzdžiui, teatrą profesionalų turi, Kelmė iš kitos pusės žiūrint, irgi profesionalų teatrą turi. Čia aš tik tai dabar taip kalbu, kaip sakant, šitą kultūros strategai, kurie sėdi Baltuosiuose rūmuose ir dėlioja situaciją, dėlioja, kaip sakant, įvairių sričių politinės kryptis, kad irgi aš siūlyčiau apie tai pagalvoti labai rimtai. Todėl, kad, statau, jeigu ne aukščiau, nenorėdamas, kaip sakant, sporto pasaulio žmonių įžeisti, bet ne aukštesnį lygį nei kultūra, bent jau, kaip sakant, į tokio pat lygį, tai tikrai, man atrodo, mes pritarsim, kad išliekamoji vertė kultūros žmonių, kuriančių kultūrą, yra niekiek nemenkesnė. Tai va, suprantu, kad dabar gal jau neįmanoma, bet bus perskirstomas biudžetas ir būna nemažos sumos perskirstomos, žodžiu, kad irgi keliem metam va taip numatyti šitą dalyką, kad pagalvoti labai rimtai apie tai, kad kultūros sistema nebūtų tenai podukros vietoj, turint omeny tik tai finansavimą. Tik finansavimą, nesakau, dar kartą akcentuoju, yra kolektyvų vadovai, kurie dirba 0,5 etato, žodžiu, ir ką ten gali padaryti su tą 0,5 etato. Tikrai neturiu omeny savęs, jeigu iš karto užkertu šitą, irgi dirbau tokiu krūviu, dabar dirbsiu visuomeniniais pagrindais, tai manęs tikrai iš karto sakau neliečia, bet kultūrai irgi padėkime. Irgi padėkime su geru finansavimu ir turėsime gerą rezultatą. Ačiū. Ačiū, Sigitai, už pasiūlymą. Tadas, matau, dar kelia ranką. Tai aš turbūt tik paskutinę tokį komentarą noriu pasakyti gerbiamam Sigitui, kad sporte didžioji dalis vadovų, turbūt ne didžioji, visi turbūt vadovai dirba neatlygintinai ir neturi nei 0,25 ar kažkokio kito etato, jie tiesiog dirba visuomeniniais pagrindais ir aibė metų, visi šitie pinigai yra išleidžiami atstovavimui miestų ir žaidėjams sumokami. Tada, jeigu galima replika, aš to tikrai nekvestionuoju ir suprantu šitą dalyką. Ir puikiai suprantu, bet kalbu apie finansavimą imant bendrai. Dėkui. Ačiū labai. Ačiū Gintarei už pristatymą. Dar nori pasisakyti tarybos narė Rima Bandinaitė Latužienė. Prašom. Kažkaip negirdim. Negirdim nieko mes. Ar dabar geriau? Negirdim dar nieko. Ar dabar girdit? Taip. Taip. Tai laba diena visiems. Aš galbūt norėčiau pasisakyti, kad manau, kad kultūros darbuotojai Tauragėje ir kultūra tikrai nėra podukros vaidmenyje. Na, dėl krūvių kai kuriems vadovams, tai turbūt čia reikėtų atskiros temos ir tai yra kita, sakykime, problema. Dėl kultūros darbuotojų meno vadovai kolektyvų yra įtraukti į trūkstamų profesijų sąrašą ir jiems yra kompensuojamos kelionės kaštai padengiami, jeigu jie atvyksta iš kitų miestų ar rajonų, jeigu mes neturime tos srities specialistų, tai čia turbūt ilgalaikė problema, tiesiog nebuvo pamaina jaunosios kartos, vyresni galbūt mūsų kultūros darbuotojai tiesiog neturėjo sekėjų, kurie po to perimtų jų darbus, tai čia turbūt visos Lietuvos problema yra. Taip pat yra mano iniciatyva jau kelerius metus sėkmingai veikianti programa už aukštus meninius pasiekimus kolektyvam, kultūros būtent kolektyvam ir jų vadovam skatinimo programa, jinai tikrai sėkmingai veikia, mes su pirmininkė komiteto daug dirbame tuo klausimu, kad šita programa iš tiesų būtų paruoštas toks tvarkos aprašas, į kurį galėtų pretenduoti mūsų kolektyvai ir tikrai
ji veikia šita programa, kolektyvai ir jų vadovai tikrai dėkoja kiekvieną kartą ir jie naudojasi. Tai tikrai skatinčiau ir Sigitą, jeigu jis, sakykime, su savo kolektyvu pasiektų konkursuose įvairiose ar apžiūrose aukštas vietas, tikrai pretenduoti į šitą programą, galbūt pasidomėti ją. Na ir tikrai nesutikčiau, kad kultūra mes jaučiamės esantis podukros vaidmenyje, tai kultūros sostinė turbūt nebūtume buvę, jeigu kultūra būtų pas mus tokio žemo lygio ar neremiama savivaldybės. Tai galbūt tiek. Ačiū. Taigi, Aš tik tai paskutinį sakinį, daugiau nekalbėsiu. Iš tikrųjų, šitas dalykas, man atrodo, apie ką mes čia dabar pradėjom kalbėti, ačiū Rimai, į mano reiškia, pastebėjimus, atsakymus, kad prašosi atskiros diskusijos ir iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie tai, aš turiu omeny, tai kas yra, tai labai puiku, bet turiu omeny pačiai veiklai finansuoti, kad būtų galima peržiūrėti ir daugiau skirti. Tai va, apie tai, bet gal mes tada galėtumėm kada surinkti ir mūsų komitetą, pasikvieti ir darbuotojus, iš tikrųjų, kad neatitrūktumėm nuo žmonių, va šičia užsidarę mes vieni kalbam ir būtų galima, kaip sakant, tada tą įsamesnį, platesnį vaizdą turėti, kas ten gerai, ko ten trūksta ir visa kita, nes priešingų atveju mums sudėtinga diskutuoti, gerbėjai kolegos šito komiteto nariai, kad tikrai tą situaciją giliai turbūt ne visi žinom, jaučiam ir suprantam. Dėkui, ačiū labai. Ačiū Sigitai, manau, mes tikrai nesam užsidarę, tikrai dalyvaujam visuose ir bendruomenės, ir kultūros renginiuose, ir kalbam ir su žmonėmis, ir su darbuotojais, bet tai žinoma, galim diskutuoti, galim kalbėti, tai čia nėra nieko uždaro. Taigi, mėly kolegos, reikia kalbėti. Darbotvarkės klausimai mūsų išseko, paskutinis kiti klausimai, manau, kai jau čia kaip ir prie kitų klausimų buvo ta mūsų diskusija, ar dar turime kokių pastebėjimų ar klausimų? Gražių švenčių visiems rytoj. Tai va, klausimai išseko, tai gražių švenčių rytoj, gero ilgo savaitgalio, pailsėti ir vėl kitoj savaitėje kibti į darbus.